žino, kad Audrius praeitą vasarą atostogavo, tik tai įsivaizduokime, kur atostogavo, iš kokios šalies jis grįžo. Australijos. Iš Australijos, labai gerai. Taigi Audrius buvo Australijoje, jisai pasakos savo nutikimus. O jums reikės rodyti jam 3 ženklus. Vienas ženklas yra štai toks. Tada visas jo pasakojimas turės skambėti pozityviai, teigiamai. Kai tik jūs keisite ženklą iš štai tokį, iš karto visas pasakojimas įgaus neigiamą spalvą. Ir kai jūs rodysite štai taip, tada tai bus nei šilta, nei šalta. Ar ne? Pabandykime. Nu, kaip va, tai kaip ir pradėsi, nes čia, kai žiūrint ar į vieną pusę žiūrėti ar į kitą, tai yra sudėtinga ir susigaudyti kaip ir Australijoje. Lengva susigaudyti. Ten yra karšta, gera, dabar iš tikrųjų pats sezonas, aš esu banglentininkas, sugalvojau iš karto trenkdamas į žemę nuo pirmos pasitaikiusios bangos, tokią nekokią mintį, kad man reikėtų dar gal pasimokyti. Iš tikrųjų aš nebuvau apsisprendęs, nes nežinau, ar pasėmiau pakankamai pinigų. Pinigų aš buvau pasėmęs, daug. Australija, žinot, šalių pragyvenimo lygis yra labai aukštas, todėl man ten labai patiko iki pirmų sąskaitos kavinėse, restoranuose ir taip toliau. Mane net iš tikrųjų buvo, kaip norėjo sulaikyti. Ir žinokit, sulaikė. Policininkai labai draugiški, labai smagus. Policininkai jie važinėja su tokiais, su pusiau sėkmėjais, tokiais elektriniais, yra labai ekologiška šalis. Bet dabar viskas regresuoja. Todėl, kad suprantat, vėlgi, tai, kaip sako, šiandien daug kas supras, nes jaunimas dabar įda vremenį. Žodžiu, aš viskas, jau sėdžiu dabar skyriui, Australijai, ir geros nuotaikos. Sako, aš jūs pažinau, lietuviškas tokių akcentų išeivė. Ten yra pakankamai nemažai lietuvių tokios bendruomenės, mes susitikom, sako, aš jūs pakviesiu, pasikvietė į svečius, į namus, netgi ten pasirodė, kad ambasados buvo tokių žmonių, aš pažinau vieną. Klasiokas toks. Niekad nepatiko, jis visą laiką kažkoks tylus, o čia prasimušėme kažkoks pavydas, paėmė, ne tai, kad paėmė, aš iš vis visas išraudau. Jisai, taip žiūriu, tai balstartaraus, sunku man buvo pasakyti, bet žodžiu mes kažkaip tai, sakau, Stasy, žiūrėkim čia toj situacijoje, kaip galima būtų išsisukti. Neišsisuks! Man sako, irgi nepatikai, ir tu niekai neišsisuksi. Taip, kad ir sakau, ir nereikia. Aš visą laiką buvau savarankiškas, aš sakau, atsėdėsiu savo tą savaitės, už tai, kad nesusimokėjau, bet policija tenai negalima viešoj vietoj tenai, aš buvau primygęs ant soliuko, kodėl mane suėmė, pats yra dalykas. Bet aš manau, kad yra svarbiausia laisvė ir kengūros. Gerai, taigi jūs aplodismentai.